Gyvybės draudimas yra tiesiog būdas prarasti pinigus. Aš sakyčiau, kad tai yra mitas, kuris iš tikrųjų turi daug ir tiesos. Tai jeigu kalbant apie tiesą, esu matęs daug sutarčių, taip, kur mėnesinė įmoka yra 30-40 eurų, tai yra minimali įmoka, o draudimai, kaip gyvybės draudimas, ten 30-50 tūkstančių būna parinktas, traumos irgi kokių 20 tūkstančių, neįgalumas, kritinės ligos irgi po 10-15 tūkstančių. Ką reikia suprasti, kad su tokio dydžio įmoka, maža, tai yra minimaliai įmoka, ir turint tokius didelius draudimus, tai į kaupimą, kas Lietuvoje ir yra, visi gyvybės draudimai yra su kaupimu, tai realiai ten pinigų jau neina. Tai kad ten už mažai pinigų turėti didelės apsaugas ir dar pinigų sukaupti, nu taip nebūna. Tipo, už pigiai, greit ir daug. Nu, negali tai būti. Tai jeigu noris, kad ir pinigų sukaupt, turi būti arba mažesnės apsaugos tada, kad nuo įmokos daugiau pinigų eitų į kaupimą. Jeigu reikalingos didesnės apsaugos, tai ir mėnesinė įmoka turi būti didesnė, tada daugiau pinigų į kaupimais. Bet čia dar labai svarbus aspektas yra, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir klausimas jums, ar žinot, kokį gyvybės draudimą turit? Čia klausimas tiem, kas turi. Vienas dalykas, turit garantuotų palūkanų ar investicinį. Garantuotos palūkanos yra, sakykime, nuo 1 procentų iki 2, galbūt iki 3 procentų. Tai jau bus viena pinigų suma uždirbta. Jeigu tai yra investicinis gali būti irgi realiai nuo netgi minusinių yra fondų, kur į pliusą žmogus niekada neis, nes fondas jau eina į minusą ir gali būti iki 10, 12, netgi 14 procentų metinių palūkanų. Tai va čia pasižiūrėkit, ar jūs turit garantuotą su 1-2 procentais, ar jūs turit investicinį su, pavyzdžiui, 4-5 procentais. Galbūt verta pakeisti fondus, kurie uždirba 8 arba 10 procentų, o galbūt galima 12 procentų turėti. Tada žymiai daugiau pinigų bus sukaupta. Tai kad gyvybės draudimas yra tiesiog būdas prarasti pinigus, aš sakyčiau, kad tai yra mitas, nes jeigu gerai sutvarkyta sutartis su gerais fondais, vis tiek sutartis pabaigoje bus daugiau pinigų sukaupta, negu bus sumokėta. Bet jeigu jūsų sutartį yra priešingai, nedvėjokit, parašykit man, susisiekit, paskambinkit, pasitarsim, pasižiūrėsim, ar galim kažką geriau padaryti.